Mes esam labai geroj vietoj. Jeigu matot, Vilnius yra higieninis popierius, Klaipėda yra kartono pakuotės. Arti tokių fabrikų Pabaltyje nėra daugiau. Jeigu žiūrėsim, Latvijoje yra vienas mažas taškelis. Tai ten gamina tokį specialų popierių, jis mums ne konkurentas. Estija Horizon fabrikas, jis gamina kitokį popierių, tai popierių pakavimo maišam, cemento maišam ir taip toliau, taip pat ne konkurentas. Konkurentas turim iš Skandinavijos, iš Lenkijos, šiek tiek aišku iš Rusijos. Į Rusiją yra muitai, ten kainos labai geros. Įstojus Rusijai į pasaulio prekybos organizaciją, muitai kas metai mažės ir tikimės tenai taip pat nemažo augimo. Kaip matot, higieninių popierių rinka, vakarų rinkos augdavo 2–3% per metus, kai tuo tarpu rytų rinkos auga po 7%. Jeigu kalbėsim apie Pabaltijo rinkas, Lietuvą, Latviją, Estiją, tai iki krizės buvo metų, kai augdavo 12–15% į metus. Ir pasižiūrėjus, kiek sunaudojama žmogui rytų Europoje ir vakarų Europoje, mes matom, kad mes gana toli esam nuo Rusijos, Ukrainos, kur suvartojimas nėra toks didelis, lyginant Rusiją, Ukrainą su Lietuva, Latvija, Estija, bet mes esam gana toli nuo Skandinavijos ar vakarų Europos, kur suvartojimas popieriaus yra gana didelis. Tualetinio popieriaus suvartojimas galbūt tiek neaugs, bet visų kitų produktų jis turėtų gana stipriai didėti. Tai ir nosinaitės, ir servietėlės, ir kiti higieniniai popieriai, popieriniai rankšluosčiai namuose, virtuvėse. Šita dalis turi stipriai augti. Turbūt kai kas dar ir matėt pakeliui važiuojant perkirptą servietėlę kaviniai, kur dar mūsų žmonės nuo seno bando tokiu būdu taupyti. Tikimės, kad šita dalis ir šitas laikotarpis praeis. Kaip matot, mes jau toli atsiplėšę nuo rytinių mūsų kaimynų, bet dar reikia vytis vakarų kaimynus, tai sudarytų 3–4 kartus dar augimą. Praeitais metais higieninio popieriaus eksportas sudarė 52 milijonus litų, Lietuvoje liko 25 ir pagrindinės rinkos šalys Lietuva, Lenkija, Latvija, Danija, Estija. Kartono pakuotės eksportas 96 milijonai, Lietuvoje liko 51 milijonas, pagrindinės mūsų šalys Lietuva, Lenkija, Ukraina, Latvija, Rusija. Medienos produktų rinkos pernai eksportas sudarė 55,2 milijono litų, Lietuvoje liko už 20 milijonų litų ir pagrindinės rinkos Lietuva, Lenkija, Švedija, Britanija, Latvija. Pernai metais gana sėkmingai investavom į biokuro katilą, pastatėm 17,5 MW biokuro katilą, investicijos sudarė 18,8 milijono litų, pusė iš jų 9,4 gavom iš ES paramą ir tai mum stipriai padėjo prie kylant dabartinių dujų kainų. Investicija buvo labai laiku, energetinę dalį šilumos gaminant garą mūsų produktams sumažinom beveik per pusę iš biokuro. Šiais metais planuojama pradėti statybą ir Klaipėdos kartone biokuro katilo. Pernai metais paskelbdami, kad mes padidinsim į savo įstatinį kapitalą 10 milijonų akcijų,
Mes sakėm, kad mes norim investuoti 18 milijonų eurų, 5 į kartono pakuotės gamybą, 13 milijonų į higieninio popieriaus gamybą. Deja, gavosi taip, kad rinkos nebuvo palankios ir pirkėjų buvo, bet deja, sakykime, mūsų akcijos kaina netenkino ir tas jau pasibaigė iki gegužės 16 dienos. Tai įstatinio kapitalo mes nepadidinom, bet per tą laiką investicijos, kurios buvo paskelbtos 11-13 metam, mes jau nemažą dalį padarėm. 11 metais pradėtas ir jau užbaigtas gofro kartono cecho statyba, pastatas stovi ir įranga sumontuota. Kovo mėnesį pradėjom testinę gamybą, šiuo metu jau vyksta gamyba, kaip matot, tam pastate. Investicija sudarė apie 20,5 milijono litų, tai yra 5,9 milijono eurų. Ta investicija padaryta, jau jinai dirba. Padidinom savo gamybinius pajėgumus. Jeigu sena linija mes turėjom apie 15 milijonų kvadratų pajėgumą, tai ši nauja linija galės pagaminti maksimaliai apie 80 milijonų kvadratų. Gana stipriai savo pakuotės padidinom. Jeigu žiūrėt į pakuotės rinką, tai Lietuvoje vienam gyventojui tenka apie 16 kilogramų, kai tuo tarpu vakarų šalyse apie 28-30 kilogramų vienam gyventojui. Reiškia, Lietuvos ir Latvijos, Estijos rinkos, jos dar augs praktiškai dvigubai, lyginant su kitom šalim. Pradėtos investicijos į higieninių popierių linijas, įsigyta nauja lapinių rankšluosčių gamybos linija. Jūs pirmieji matot lapinius rankšluosčius, tai yra, bus naujovė rinkose. Tai yra lapiniai rankšluosčiai, sulankstyti lapiniai rankšluosčiai, kaip matot, ta pakuotė jinai atsidaro viršui ir po vieną lapelį rankšluosčiai bus galima ištraukti. Tai bus naudojama ir buityje, ir verslui. Šie produktai pasirodys jau sekantį mėnesį parduotuvėse. Įsigyta nauja popierinių nosinaičių gamybos linija, jinai jau atkeliavus pas mus, jinai šiuo metu yra montuojama, kaip matot, skirtingos pakuotės, nosinaitės pasirodys rinkoje, tai yra nuo minimalios pakuotės iki didelės pakuotės. Bendra investicijų vertė sudarė apie 3,5 milijono litų. Pasirašyta sutartis popieriaus produktų gamybos linijai, jinai atkeliaus ir bus sumontuota šių metų pabaigoje. Ir planuojama taip pat padaryti investicijas į naują popieriaus mašiną. Viso 11-13 metam į popieriaus gamybą planuojama dar investuoti apie 45 milijonus litų, apie 45 milijonus litų. Tai tiek turbūt būtų trumpai apie įmonę Grigiškės, apie mūsų daromas investicijas. Kaip matot, nors ir mums nepasisekė padidinti įstatinį kapitalą, bet investicijos iš savų ir skolintų pinigų, jos bus įgyvendintos, gal šiek tiek su kokiu metų pavėlavimu.